Sveiki visi. Aš esu Kristina iš Klaipėdos ir trumpai apie save. Jau 12 metų esu Herbalife kompanijos konsultantė ir partnerė bei gyvenimo būdo pagal Fit planą ambasadorė. Dalinuosi skaidrėmis. Taip pat 30 metų sporto klubuose dirbo asmeninė trenerė bei kineziterapeutė. Na ir visa mano šeima kasdien mėgaujasi Herbalife kompanijos produktais. Šiandien man tenka garbė pasidalinti su jumis dar viena svarbia Fit plano tema, tai grūdinimasis ir imunitetas. Sekundėlę, dar truputėlį pasitvarkysiu čia ekraniuką. Šiandien papasakosiu apie tai plačiau, bet pirmiausia trumpai prisiminkime, kas yra Fit planas. O tai yra gyvenimo būdo sistema, kuri nėra dar viena trumpalaikė dieta, trumpalaikė rutina ar spontaniškas sumanymas pasportuoti ir pasistengti. Fit planas tai mūsų kasdieniai veiksmai, kurie padeda būti sveikiems, gerai jaustis ir aktyviai leisti laisvalaikį. Fit planas remiasi 7 paprastais gyvenimo būdo principais, kuriuos matote ekrane. Tuos principus mes aiškinamės ir aptarėme Fit plano temų video laidelių metu. O šiandien konkrečiau ir plačiau papasakosiu apie grūdinimąsi ir imunitetą. Atkreipkite dėmesį, kad Fit plano teminės laideles 14 dienų iššūkiuose matyti galite pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 20 valandą vakare. Būtinai prisijunkite. Jų metu komentarų skiltyje užduokite klausimus. Įdomesni jų bus atrinkti ir pakomentuoti arba iškart, arba bus atsakyti sekančių Fit plano laidų metu. Ypatingą dėmesį atsakymams mes skiriame per paskutinę 6 Fit plano temą, tad nepamirškite po šios mano temos komentaruose parašyti savo klausimų, kurie jums aktualūs būtent šią temą apie grūdinimąsi ir imunitetą. Na, o dabar pradedame mūsų temą. Pirmiausia, žodis grūdinimasis, su kuo jis jums asocijuojasi? Man, kaip ir daugeliui, pirmiausia prieš akis iškyla vaizdas, kaip žmogus lenda į ledinę vonią ar eketę. Bet tai nebūtinai tik tai. Grūdinimasis tai ne tik šaltos vonios ar ledinis vanduo. Tai gali būti ir paprastas pasivaikščiojimas gryname ore, ypač kai orai atvėsta, basomis per žolę, smėlį. Tai gali būti ir kontrastinis dušas, kaitoliu šiltą ir šaltą vandenį. Tai natūralus būdas stiprinti mūsų kūną. Nesvarbu, kokias priemonės pasirinksime, grūdinimasis visada bus naudingas. O kodėl verta grūdintis? Visi žinome, kad tai sveika, bet kodėl? Ogi todėl, nes grūdinimasis stiprina imunitetą, padeda išvengti virusų sezono metu, suteikia daugiau energijos, lengvumo dienos eigoje, gerina kraujotaką, kraujagyslių elastingumą, stiprina nervų sistemą. Taip pat grūdinimasis padeda geriau miegoti, nes kūnas lengviau atsipalaiduoja. Grūdinimosi paslaptis labai paprasta. Nebūtina iškart ekstremaliai gultis į sniegą ar į ledinį vandenį lipti. Pradėkime nuo mažų žingsnių, o svarbiausia – reguliarumas. Ne taip, kad kelias dienas pabandžiau ir mečiau, vėliau vėl prisiminiau ir vėl pradėjau. Svarbu tai daryti nuosekliai. Jeigu po grūdinimosi jaučiatės blogai ar silpnai, sustokite ir būtinai padarykite pauzę. Grūdinimasis turi būti draugystė su kūnu, o ne jo kankinimas. Pradėkite pamažu ir palaipsniui. Ekstremalesni grūdinimosi būdai kaip ledinės vonios ar eketė tinka ne visiems. Įsivertinkite savo sveikatos būklę. Kai kuriems žmonėms grūdinimosi reikėtų vengti arba tai daryti labai palengva. Geriausia visuomet pasitarti su kompetentingu gydytoju ar specialistu, kuris ir pats propaguoja grūdinimąsi. Matote, protingi žmonės dažnai naudoja pirštinės ar kepurės, kad apsaugotų jautrias vietas nuo peršalimo ir viską daro pamažu. Dažnas klausimas, kada ir kam negalima naudoti būtent šalčio vonias. Taigi, negalima naudoti nėštumo metu, esant širdies ir kraujagyslių ligoms, turintiems aritmiją arba astmą, esant kraujo krešėjimo problemoms ar trombozėms,
su cukriniu diabetu, ypač jei kraujotaka yra sutrikusi galūnėse. Su nervų sistemos lygomis, pavyzdžiui, kaip Raynaud liga, psichikos sutrikimai, turintiems panikos sutrikimų, vartojantiems tam tikrus psichiatrinius vaistus. Svarbiausia yra klausyti savo kūno ir tai daryti atsakingai. Tikrai nebūtina iškart pilti ledo vonios ar daryti ir gultis į šalto sniego seansus. Pavyzdžiui, aš ir mes su vyru labai mėgstame ledo vonias, tad įjungsiu tuoj trumpą filmuką. Mes su Tomu jau 3 metai naudojamės šalto vandens terapijos metodu ir iš mano patirties patarimai ir rekomendacijos būtų tokios. Pirma, pradėkite nuo šalto dušo. Galima pradėti nuo kontrastinio dušo. Apsiliejimas tai šiltu, tai vėsiu vandeniu arba kiekvieną kartą baigiant praustis po įprastu dušu, apsiliekite vis vėsesniu vandeniu. Galima pradėti nuo 15 sekundžių, palaipsniui didinant iki 2 minučių. Po savaitės jau drąsiai mažinant vandens temperatūrą. Labai svarbu grūdintis, kaip ir minėjau, nuosekliai. Nuoseklumas yra svarbiau nei intensyvumas. Grūdinimosi įprotis susiformuoja per keletą mėnesių, o nutraukus procedūros poveikio netenkama net per 2-3 savaitės. Padaręs pertrauką, net ir labai užsigrūdinęs žmogus vėl turėtų pradėti nuo švelnesnių, paprastesnių procedūrų. Na, o kalbant apie ekstremalesnius potyrius, ekete ar maudynės jūroje, rekomendacijos būtų tokios. Visų pirma, turite būti praėję pradinius grūdinimuose etapus po dušu. Taip pat būtina atidžiai įsiklausyti savo kūną ir būti psichologiškai pozityviai nusiteikusiam, nes šaltos vonios, ledo vonios, reikalauja tokių daug energetinio resurso. Ir šaltas vanduo, šalto vandens terapija nėra skirta visiems. Niekada nepradėkite to daryti vieni. Susiraskite iš tikrųjų bendraminčių, bent jau pradžioje. Dažniausiai pradedančiųjų ruonių dažniausia klaida yra per ilgas buvimas vandenyje. Rekomenduojama ledinėme vandenyje praleisti nuo 1 iki 5 minučių, priklauso nuo vandens temperatūros. Ir buvimas ilgiau nei 5 minutės neduoda jokio didesnio teigiamo poveikio. Po ledinės vonios ar eketės labai svarbu yra išeiti, padarant bent 10 minučių apšilimą. Pavyzdžiui, galite daryti tiesiog pritupimus gilius arba padaryti kažkokius intensyvius mostus rankomis panašius į boksavimo judesius. Tai šitie visi niuansai yra labai labai svarbus. Na, o dar mes su šeima plus iš tikrųjų labai mėgstame pirties ritualus. Šios ritualus mes darome 2-3 kartus savaitėje, išsikaitiname ir tada išeiname ir lekiame į vėsų arba šaltą tvenkinuką. Jei būna sniego, tai ne visada einame į tvenkinį, o pasivaliojame ir pasivaikštome sniegutėje. Bet viską dozuokite po truputėlį ir jauskite ribas, žinoma, ir saiką. Truputėlis mokslo. Čia matote šalčio sukeliamą biocheminį atsaką ir jo poveikį emociniam fonui, depresiškumui valdyti. Šalčio poveikis šimtmečius buvo naudojamas kaip gydymo metodas. Apie jo naudą nesiplėsiu, kam bus įdomu, tikrai atrasite medžiagos, internete jos yra labai daug. Trumpai pakomentuosiu skaidrę. Šalčio metu išsiskiria šie neurotransmiteriai – serotoninas, kortizolis, dopaminas, endorfinas ir norepinefrinas. To pasekoje emocijos gerėja, stresas mažėja, atpildas didėja. Šie kraujo žymenys turi išties didžiulį poveikį šitiems reguliaciniams atsakams. Ilgainiui žiūrint, jeigu šitų hormonų pas žmogų neišsiskiria, tai sukelia psichikos sutrikimus tokius kaip depresija, nerimas ir emociniai sutrikimai. Įdomus faktas. Buvo atliktas šalto dušo poveikis sveikatai.
Jis parodė, kad rytinis apsiprausimas nuo karšto prie šalto vandens nuo 30 iki 90 sekundžių reikšmingai sumažino susirgimo atvejų skaičių iki 35%. O tie, kurie dar papildomai reguliariai mankštinosi, sergamumą sumažino net iki 54%. Dabar šiek tiek apie stiprų imunitetą. Tikriausiai daugelis jį įsivaizduojame kaip nematomą organizmo skydą, kuris saugo mus tarsi burbulas nuo visų bakterijų ir virusų. Taip ir yra. Ir jeigu norime daugiau sveikatos energijos gyventi be nuolatinio kosėjimo ar čiaudėjimo, mes nuolat turime stiprinti imunitetą. O vienas iš būdų grūdinimasis, bet nemažiau svarbiau sportas, sveikata, mityba, miegas ir poilsis. Kam ypač svarbus stiprus imunitetas? Vaikams, nes jų organizmas dar tik mokosi kovoti su virusais ir ypač darželinukai. Suaugusiems, kad turėtumėme energijos darbui, pramogoms, šeimai, taip pat aktyviems suaugusiems, taip pat, kad turėti energijos ir jos užtektų darbui ir pramogoms. Stresą patiriantiems žmonėms, nes stresas silpnina apsaugą nuo ligų. Labai svarbus keliaujantiems, nuolat keičiant klimatą ir susiduriant su naujais mikrobais. Taip pat vyresnio amžiaus žmonėms, nes su metais apsauga silpnėja. Atsigaunantiems po ligų, kad organizmas greičiau sustiprėtų. Vienas iš būdų stiprinti imunitetą yra vartoti omega-3 riebalų rūgštis. Jos padeda reguliuoti uždegiminius procesus organizme, palaiko širdies ir kraujagyslių sveikatą, taip pat imuninę sistemą. Omega-3 padeda imuniniai sistemai neperdėtai reaguoti į infekcijas, stiprina ląstelių membranas, padeda limfocitams kovoti su virusais ir bakterijomis. Ir be to omega-3 palaiko sveiką žarnyno mikrobiotą. Tai visas mūsų gerųjų bakterijų pasaulis. Žinome, kad 70% imuniteto slypi žarnyne, todėl būtina rūpintis jos sveikata. Omega-3 taip pat padeda subalansuoti imuninės sistemos veiklą, mažina autoimuninių ligų riziką ir uždegimus organizme. Na, o dabar noriu Jums pristatyti puikų Herbalife produktą Herbalife Line Max, kuriame yra EPR ir DHR omega-3 riebalų rūgščių, kurios palaiko širdies kraujagyslių bei imuninės sistemos veiklą. Mūsų žuvų taukai pagaminti laikantis tvarios žuvininkystės principų iš švarių, neperdirbtų žuvų ir tai yra labai labai svarbu. Tad naudodami šį produktą galite būti tikri dėl jo kokybės. Žuvų taukai neturi jokio nemalonaus kvapo ir skonio. Nei iškart išgėrus, nei vėliau. Jie papildyti eteriniais aliejais. Kaip vartoti? Ant pakuotės, na va, šitoje vietoje, yra labai aiški lentelė, priklausomai nuo norimo efekto. Akims, širdžiai ar kraujospūdžiui galite vartoti nuo 1 iki 5 kapsulių per dieną ir ta instrukcija labai vaizdžiai pavaizduota šitoje lentelėje. Kitas mūsų imuniteto draugas tai produktas Immunobusteris. Jį taip pat čia pasiėmiau Jums parodyti, mūsų Immunobusterį. Jame yra moksliškai patvirtinta veiklioji medžiaga Epicor. Taip pat vitaminai C, D, cinkas ir selenas. Visa, kas svarbu imunitetui. Man patinka, kad jis supakuotas patogiais pakeliais. Tuoj parodysiu. Va, tokį pakutį galiu įsidėti rankinuką, bet kur ir nešti su savimi. Jos skonis, kaip miško uogų, kompotas, švelniai saldus, labai labai malonus ir jį mėgsta taip pat labai vaikai, kas yra labai labai gerai. Šio produkto poveikis įrodytas klinikiniais tyrimais, patvirtinta, kad Epicor labai naudingas imuniniai sistemai ir žarnyno sveikatai. Yra 21 pakelis, 1 per dieną ir būsite pasiruošęs pasitikti ir kovoti su sezoniniais virusais. Na ką, ir dar šiek tiek apie žarnyno mikrobiotą.
Ją palaikyti sveiką padeda mūsų Herbalife produktai - skaidulos, alijošius ir kitas produktas, apie kurį tuoj papasakosiu. Sveika mikrobiota gamina naudingas medžiagas - riebalų rūgštis, kurios stiprina žarnyno sieneles ir imuninę gynybą. Ji taip pat neleidžia daugintis blogosioms bakterijoms ir virusams. Sveikas žarnynas, mažiau streso, geresnė nuotaika ir stipresnė imuninė sistema. Na ir paskutinis produktas, kurį noriu Jums pristatyti, tai Microbiotic Max. Jį labai patogu naudoti. Dėžutėje yra apie 20 pakelių, vanilės skonio, taip pat kaip imunobusteris, va tokie vienkartiniai įpakavimai labai patogus. Ir jisai labai puikiai dera, tarp kitko, maišyti su imunobusteriu. Gaunasi nuostabus, puikus skonis. Jeigu norime sveiko žarnyno, naudokite šį probiotikų ir prebiotikų derinį. Jo veiksmingumas įrodytas kliniškai. Viename Microbiotic Max pakelyje net 2 milijardai gyvųjų bakterijų. Klausimėlis. Gyventi sveikai pradedame kada? Ogi tik ką atsikėlę ryte mes pradedame gyventi sveikai su mūsų subalansuotais pusryčiais. Dienos mityboje paisykite subalansuotos mitybos principų. Ir plus būtinai pridėkite fizinio aktyvumo porciją. Ir rezultatas bus su 100% garantija. Dar kartą primenu, kad mūsų žarnyno sveikata lemia imunitetą ir viso organizmo būklę. Tad nepamirškite subalansuotą mitybą, Herbalife produktai, pakankamai baltymų, skaidulų, vandens ir gerųjų riebalų, tai kelias į 100% rezultatą. Taigi FitPlano sistema yra paprasta, bet tuo pačiu labai efektyvi ir tinkama visiems. Ji padeda įvesti tvarką į mūsų mitybą ir gyvenimo būdą. O pirmas sveikas dienos žingsnis pagal jį tai atsikėlus subalansuotai papusryčiauti. Sekite mūsų transliacijas, nuolatos dalyvaukite 14 dienų projekte. Po FitPlano video laidelių užduokite klausimus man ir mano kolegams. O mes su kolegomis padėsime Jums įsitikinti, kad FitPlanas pagal jo formulę 15-10-5 ir 1 ir R yra ideali sveikatos stiprinimo gyvenimo būdo formulė. Tad visiems palinkėsiu sėkmės, gražios dienos ir iki sekančių susitikimų.